Aš duodu tokį palyginimą. Va štai stovi pas mus 10 tankų, pas priešininką 1000 tankų. Nu gerai, mes susiveržėm diržus, nusipirkom dar 10 tankų. Pas mus 20, pas juos vis tas pats 1000. Ar iš esmės kas nors pasikeitė? Ypatingai aš į vyrus kreipiuosi. Aš nesupratau, kokią logiką jūs vadovaujatės. Kol kas aš užmirštu, palikim kol kas tą NATO šešėlį. Va dabar, tai yra šonė. Kol kas svarstom at mūsų. Mes vat vieni. Aš nuoširdžiai nesuprantu, kaip jūs mąstot. Net jeigu mes visą savo biudžetą atiduosim ginklų pirkimui, mes vis tiek negalėsim turėti tokius ginklus, kurie konflikto atveju leistų mum apsiginti. Aš va šitoj vietoj skaitau kartais žmonių straipsnius, komentarus, nu, nežinau, tai jūs pažiūrėkite į žemėlapį, aš nežinau, jūs ant tiek kažkaip keistai įsivaizduojate, jūs ką galvojat, kad čia, taip sakant, kaip antro pasaulinio karo metai, ir tai netgi tais laikais, iš miško išbėgs ten su automatais kažkokie, tai, suprantat, su 100 siūlymų apsirengė ir kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad kiek mes ginklų bepirktume, kiek mes pinigų beišleisim, nuo to mūsų, taip sakant, gynybinis potencialas iš esmės nesikeičia. Nes kitoj pusėje yra nepalyginami dydžiai ir galimybės. Tai tada kyla klausimas, tai tada kokio velnio tada leisti pinigus? O pinigai milžiniški. Na, Lietuvoje galima teoriškai įsivaizduoti, kad reikalinga ta sausumos prieiga prie Karaliaučiaus srities. O ką duos, pavyzdžiui, Estijos užėmimas, jūs man pasakykite? Kokią naudą gali gauti? Užėmė Estiją, ten tie agresoriai vadinami. Ką jie laimi, jūs man pasakykite, jūsų manim? Jeigu jūs galvojat, kad jie yra bepročiai, kurie, kad jau taip savo, taip sakant, tai jūs grubiausiai klystat. Pasaulis ne taip tvarkosi. Dar anksčiau buvo galima sakyti, kad reikalingi uostai. Šiandieną Pabaltijo uostai nebereikalingi Rusijai. Jinai pasistatė Ust-Lugė didžiulį uostų kompleksą. Aišku, būtų žymiai lengviau dabar įsilieti bendrą chorą, taip sakant, dainuotas pačias dainas, čia mes, rusai puola, ginkluokėmės, taip toliau ir panašiai. Ir aš suprantu, kiek dabar aš žmonių supykdžiau. Bet tie, kurie, taip sakant, iškart, čia aišku, kas jie moka, čia taip toliau, taip, mylėjai mano. Mano logika kaip tik sako, kad visa tai, kas dabar vyksta, tai ir sukelia Lietuvai pavojų. Nes aš labiausiai ko bijau, kad va tas mūsų, tas pagrindinis jūsų įsivaizduojamas priešas bus pastatytas į padėtį, kai jis negalės kitaip elgtis, kaip tik tais ateit čia į tą Lietuvą. Va, ko aš labiausiai bijau. Jūs mastot labai primityviai, tie, kurie žiūrit, kaip čia, jūs tiesiog, mano akim žiūrint, jūs visiškai klaidingai suprantat konflikto esmę, to geopolitinio konflikto esmę. Aš jums dar daugiau pasakysiu. Mano logika sako, kad šiandieną tie anoj pusėj toli nuo Lietuvos esantis konflikto ta šalis, tai jiems ir reikia, kad čia ateitų ta agresorė. Jie džiaugsis. Jūs turbūt sutiksit, kad mūsų finansinis pajėgumas neleidžia turėti tolygios ginkluotės to potencialaus agresoriaus atžvilgiu. Vadinasi, kiek mes ginklų bepirksim, tas iš esmės nieko nekeičia. Tai tada ar verta išvis leisti, tuščiai išleisti pinigai, kurie mums šiandien labai reikalingi. Tada kyla kitas klausimas, mūsų apgins tas tolimas žaidėjas. Krašto apsaugos ministro klausė, tai sakau, negi tu jautiesi toks svarbus, kad dėl tavęs, taip sakant,
tie gynėjai sukels pasaulinį karą ir rizikuos gauti atominę bombą tenais kur nors Vašingtone. Nu, žmonės, jūs to, negi jūs to tikit. Man kartais atrodo, kad jūs susitarė, taip sakant, susitarė apsimesti. Nes man net sunku patikėti, kad normalus, logiškai mąstantis žmogus gali tikėti, kad kažkas vardan mūsų sukels trečią pasaulinį karą. Aš jau nekalbu, kad mums čia nieko po to nešviečia, bet taigi jisai gaus atgal, nes tas antra konflikto šalis, tai turi tą vadinamą triadą. O triada reiškia povandeninis, antžeminis ir kosmosas. Reiškia, turi pilną komplektą ginkluotės ir gali sunaikinti bet kurį pasaulio kampą. Ir jūs manot, kad dėl mūsų kažkas eis į tokią riziką. Tas didysis geopolitinis žaidėjas šis už jūrų marių Europoje sprendžia savo reikalus, mūsų sąskaitą jis nori spręsti. Kaip tą darė Pirmo pasaulinio karo metu, Antro pasaulinio karo metu ir kaip tą daro visam pasauliu. Tai šitą, jeigu tik aš vienas tą matyčiau, nu tai dar galbūt sakyčiau, aš čia kažko nesuprantu. Bet aš kiekvieną dieną skaitau Europos spaudoj, sakau, nuo generolų iki prezidentų, nuo žvalgybos viršininkų iki kokių ten jūs dar norit pareigūnų, kurie lygiai taip pat supranta. Reikalingas konfliktas, kad Europa tarp savęs nesusitartų. Nes jeigu Europa susitarė tarp savęs nuo Vladivostoko iki Lisabonos, tai pasidaro geopolitinis konkurentas, kuris Jungtinėm valstijom yra neįveikiamas. O prie šito dar prisijungia Kinija. Vat ir viskas, vyksta kova už dominavimą pasaulyje. Iki šiol tas dominantas buvo vienas. Šiandieną jo tą dominuojantį vaidmenį kėsinasi kiti žaidėjai. Ir va čia yra ta konflikto esmė. Ir apie tai šneka, aš nežinau, negi jūs neskaitat. Ar jums atrodo, kad tie visi, kur, taip sakant, šitaip mato pasaulį, tai visi yra papirkti? Jūs eskaluojat konfliktą ir pagal mano logiką ir ne tik mano, bet sakau ir pilna vakarų Europoje žmonių, jie visi irgi taip pat mano, kad tikslas yra sudaryti tokias sąlygas, kad rusam nebūtų kur trauktis. Ir kad jie būtų priversti ateiti į tą Europą, bent jau į Pabaltį. Koks paradoksas? Ką šiandieną labiausiai rusai puola iš tų jau mums matomų piliečių? Tai tie, kurie buvo didžiausia anos santvarkos paspirtis, buvę aktyvūs komjaunuoliai, aktyvūs komunistai.